Irena, nebalsuojat? Antanas. Ačiū, sprendimas priimtas. Julija Bražunienė. Tai Alfonsai, įkiškim ir ištraukim dar kartą kortelę ir Gerai, tai pristatyk, Julija Krausė. Rokiškio miesto pirties pastatas ir buvę vaistų sandėliai pagal sutartys yra perduoti naudotis akciniai bendroviai Rokiškio komunalininkas. Rokiškio miesto pirties pastatas, kad galėtų teikti kokybiškas paslaugas, jam būtinas yra kapitalinis remontas, tačiau savivaldybė neturi galimybės skirti lėšų šio pastato remontui. Jeigu tai būtų turtas bendrovė ieškotų galimybės šio pastato remontui gauti lėšų iš ES fondų. Kas liečia vaistų sandėlių pastatus, tai šie pastatai iš valstybės ir buvo perimti su tikslu, kad jie bus perduoti komunalinių paslaugų teikimui, naudojami jie ir tuose pastatuose jie naudojami sandėliavimui ir bendrovė turi planų, kad į tuos pastatus perkelti visą komunalininko bazę iš miesto centro. Jeigu savivaldybės taryba pritartų šių pastatų perdavimui bendroviai, tai savivaldybės turto vertė nepasikeistų, tik pasikeistų turimo turto rūšis, kadangi vietoj materialaus turto pastatų savivaldybė įsigytų akcijas, tai būtų jau finansinis turtas. Ir pagal teisės aktus, tai bendroviai turtas gali būti perduodas tik investuojant, tai yra apmokant už įsigyjamas akcijas. Tiek trumpai. Pirmos dienos komitetuose šiam sprendimo projektui nebuvo pritarta, antros dienos komitetuose buvo pritarta. Ar dar yra kokių klausimų paklausti ar norinčių pakomentuoti? Prašau, Irena. Norėčiau paklausti, o kodėl savivaldybė negalėtų ieškoti pinigų iš ES funkcijų kaip pirčiai teikiančiai socialinės funkcijas rajono gyventojams? Tokia įstaiga, kuri teikia socialinės funkcijas, sutikim, kad ne, nes paslauga daugumoje mes dotuojam, kiek ten 70 ar kiek tų tūkstančių. Čia yra pirtis reikalinga rajono gyventojams, kaip socialiai, pagalba. Supratot mano mintį? Tai savivaldybėgi gali ieškoti pinigų, kad būtent iš ES daug yra socialinių projektų, tai aš nesuprantu, kodėl, ar ne, kaip jūs sakot, negali. Ne, aš negali skirti lėšų į savivaldybės biudžetą, o kas liečia per ES fondus, tai gal geriau čia galėtų paaiškinti investicijų skyriaus vedėją, ar yra tokia galimybė teikti projektą ir yra galimybė jų gauti pinigų. Iš tikrųjų buvo svarstyta keletas variantų ir iš pradžių netgi darėm mūsų pirties pastato energinį auditą ir galvojom teikti per viešųjų pastatų renovaciją regioninių lygių projektus, bet po to tiesiog vadovų pasitarimuose išdiskutavau šitą klausimą, vis dėlto prioritetas buvo atiduotas regioninės plėtros pinigams viešosios paskirties pastatų renovacijai, būtent švietimo įstaigom. O limitas šitų pinigų jau šiuo metu yra baigtas praktiškai ir tikrai pinigų tų trūksta net ir švietimo įstaigom. Taip kad pirties pastatui mes jau galimybių iš ES struktūrinių fondų nebeturime. Aišku, buvo bandoma svarstyti galimybę gauti pinigus iš struktūrinių fondų ir per nestacionarias socialinės paslaugas. Tačiau, kaip rodo patirtis ir pokalbiai su agentūrom, šitos paslaugos yra
nėra pripažįstamos kaip nestacionarios paslaugos. Ir tarkim, kaip pavyzdį galiu paminėti, tarkim, ir Pasvalys bandė tokį pat variantą pirties paslaugas per šitos struktūrinius fondus gauti pinigus, tačiau dėja jų paraiška buvo atmesta. Tai mes tiesiog nerizikavom ir šiuo atveju tikrai tokių galimybių nematom. Tai tada papildomas, Brigita, tai kaip jūs įsivaizduojat, savivaldybė pirties funkcijai negali gauti, o komunalininkas taip pačiai funkcijai gaus? Na, čia iš tikrųjų, nežinau, aš komunalininko planų nesu aš įsigilinus, kur jie ten masto, kokius fondus, bet tikrai aš sakau tą, ką savivaldybė yra svaršiusi ir kokias galimybės diskutavus. Turite dar klausimų? Prašau. Norėjau irgi du tokius klausimėlius iš karto trumpus. Tai būtent dėl subsidijų, ten buvo lyg ir apie 70 000 subsidijų suma kasmet iš savivaldybės dotuojama per miesto seniūniją. Dabar koks bus tų subsidijų likimas? Ar čia nepakis, kai pastatas taps, sakykime, dalinai privačiai įmoniai? Ir antras klausimas, tai čia gal ir Jurgitai dėl paramos intensyvumo visgi reikėjo gal irgi pagalvoti, nes aš kiek prisimenu, tai paramos intensyvumas verslo objektui nedaugiau 50%, o savivaldybės, jeigu būtų dispozicija į šitas objektas, tai apie 85 ar gal ir daugiau procentų intensyvumas europinių lėšų. Tai ar tas buvo mąstoma ar ne? Aš į pirmą klausimą galiu atsakyti. Praeitais metais subsidijom pirties paslaugų subsidijavimui reikėjo 90 000, šių metų 9 mėnesius, reiškia, subsidijom būtų reikalinga 69 000, tačiau biudžete tiek nėra numatyta pinigų. O kas liečia dėl, reiškia, subsidijavimo, jeigu tai būtų bendrovės, kadangi ši bendrovė yra savivaldybės kontroliuojama, tai dabar yra jau 81,4% mūsų akcijų šioje bendrovėje, tai kontroliuojamam bendrovėm paslaugų kainas pagal vietos savivaldos įstatymą nustato savivaldybės taryba ir atitinkamai, jeigu savivaldybės taryba priims, kad ta kaina nepilnai bus mokama, bet dalinai subsidijuojama, čia savivaldybės tarybos kompetencija. Tas subsidijų mokymas. Nepriklausomai nuo to, kieno turtas. Pamygau ar dega. Prašau, noriu paklausti, čia senai šita rakštis pirtis ir daug buvo svarstyta ir praeitose kadencijose, sakykime, klausimas. Ir vis sustodom prie to, kad, reiškia, žmogui netiek daug kainuotų socialiniam šitiem žmonėm. Ir prie šventės jos paprausdavo, sakykime, veltui, ir ten tokių akcijų būdavo. Bet va dabar, sakykime, perėjus pirtis į kitas rankas, sakykime, ateis į savivaldybę, sakys, va, reikia 120 000, 200, arba keliam mes tą, reiškia, bilietų kainą. Tai paprastai pirtis kainuotų, jeigu taip normaliai, tai galvoju, 10-15 litų, jeigu jau gerai nusipraust kažkur, kur yra privačios, tai čia mūsiškiam žmonėm būtų jau kažkokia rykštelė didžiulė. Ar bus pakitimai tokie? Ja, tai čia savivaldybės taryba ir spręs šitą klausimą, bet aš galiu ir dabar pasakyti, yra kaina nustatyta 11 litų be pridėtinės vertės mokesčio, tačiau yra priimta tas savivaldybės tarybos sprendimas, kad ši kaina yra subsidijuojama, tai yra visi gyventojai moka 4 litus, o vaikai iki 10 metų 3 litus ir, kaip anksčiau pirmos grupės invalidai, ten, kur darbingumas 0,25, visai prausiami nemokamai. Ir galiu pasakyti, kad per metus maždaug prausėsi apie 90 000, apie 9,5 tūkstančio, iš kurių apie 500 būna vaikų iki 10 metų ir apie 70 pirmos grupės invalidų. Nereiškia, čia tie prausimai, ne žmogus, bet prausimosi kartai. Prašau, Haroldas dar. Aš ir per komitetą sakiau, kad vis bedavojam, kad nėra pinigų kažkokiam veiklom svarbesnėm vykdyti, o šiuo atveju turto vertinimas kainuos tikrai ne 100, turbūt ir ne kelis tūkstančius litų, nes turi atlikti nepriklausomas vertintojas pastatų, kurie pagal akcinių bendrovių įstatymą. Tai vienas pastebėjimas, o kitas dalykas, visada galima priimti tarybos sprendimą dėl turto perdavimo, kai yra konkretus planas ar projektas, kuris gali būti tvirtinamas ar teikiama paraiška. Kitas dalykas, mes ir
praeitoje ar užpraeitoje tarybos posėdį priiminėjom, kad savivaldybė prisideda turtu prie kažkokio tai vykdomo projekto. Tai šiuo atveju irgi galima spręsti pigiau problemą ir paprasčiau. Tai tik toks dvi pastabas. Rimantas. Aš tai norėjau pasakyti, kad kažkada ir Katiliniais Pandėlio Jodubės gimnazijos Ubelių priklausė savivaldybei, bet jos buvo atiduotas kaip turtas komunalininkui ir jie šildo mūsų objektus ir niekas nuo to nenukentėjo. Ir jeigu tie dabar pastatai, jeigu juos atiduosim, jie turės savininką, tai aš manau tik tai geriau. Nes jeigu, pavyzdžiui, stovės dar tas pastatas vaistų sandėliai tie be jokio tenai, be jokio galvojimo ir priklausantis savivaldybei, kuri neturi ten kažkokių ten panaudojimo tikslų, tai tada savininkų, kai nėra, jūs žinot patys puikiai, pastatai griūna ir naudos tikrai jokios nebūna. Ačiū, Gintaras. Norėčiau atkreipti tarybos dėmesio, kad visas Rokiškis perkastas ir kiek žinau, kaip raportavo mums vandenų vadovai, 98–99% turės vandenį ir kanalizaciją. Tai kol dar ima, tas komunalininkas nepagalvojo, kad ta pirtis staigiai sumažės nuo 9 000, nes ne visi ten eina manotis, kiti eina praustis. Žmonės jau turės vandenį, kanalizaciją ir ko gero to paslauga ir mažės. Tai aš galvoju, kad reikia perduoti, kad tą pastatą išsaugoti, nes savivaldybė ir turėdama mažesnės apimtis, tada gali būti, kad vidury miesto centro prie bažnyčios turėsim sugriuvusi pastatą nenaudojamą. Ačiū. Vicemeras. Tai mes noriu pasakyti, kad mano manimu mes šito turto niekur netiduodam, neperdodam, o pakeičiam jo valdymo būdą, nes savivaldybės taryba yra pagrindinis akcinės bendrovės Rokiškio komunalininkas valdytojas ir visi sprendimai priimami mūsų deleguotų žmonių valdyboje. Ir planus tvirtina, ir vizijas, ir panašiai. O antras dalykas toks, tai kai mes kalbam apie europinius fondus, tai tuo metu, kiek aš atsimenu, rajono meras buvo Almantas Blažys, kai buvo teikiami regionos plėtros tarybai projektai tvirtinti ir ten nebuvo. Ką Jurgita ir pasakė, kad Pasvalys bandė, bet tai vis tiek nepraėjo tie projektai, todėl šnekėti, kas būtų, kaip būtų, manau, nelabai sąžininga yra. Nes šiuo metu ar ten, o funkcija, aš bent asmeniškai nemanau, kad reikėtų atsisakyti funkcijos pirties paslaugų, o ją reikia gerinti. Tai siūlyčiau tarybos narius balsuoti perdodant šitą mūsų turtą, tiksliau keičiant jos valdymo būdą. Ačiū. Aš tik tai labai trumpai paantrindamas gerbiamą Egidijui noriu priminti būgštavimus kai kurių tarybos narių ir dėl autobusų parko sprendimų, kad turi tvarkytis. Perdavėm bendroviai, kuri yra valdoma ir kontroliuoja savivaldybės ir matom, kad reikalai pajudėjo ir sėkmingai klausimai sprendžiasi. Lygiai taip pat dirbdami su įstaigos komunalininkas vadovai, yra valdyba, stebėtojai ir mes pilnai turim teisę ir taip darysim, kontroliuosim ir darysim viską, kad padėtis pasitaisytų. Ar dar turit kas nors, prašau? Labai trumpa replika Egidijui, tai kad regiono taryboje atstovaujama mero ir vicemero, tuo metu vicemeras buvo jūsų partijos deleguotas asmuo, taip kad atsakomybė turi būti kolektyvinė šitoje vietoje replika. O šiaip, jeigu rimčiau, tai galvočiau taip, esmė, gal čia techniniai dalykai, esmė ar nesikeis įkainis tiem žmonėm, kurie šiuo metu naudojasi ir neturi kitos galimybės